Tie patys žmonės dalyviai atėję į mitingą atsistodavo greta to žaliaraiščio, už parankės pasiėmė ir tą grandinę gyvą laikydavo, tą spaudimą, jeigu jisai natūraliai įvykdavo, paprašydama iš žmonių, kas galite prisidėti, tą niekada jokių atsisakymų nebūdavo. Na, kaip ir 90-ųjų metų įvykiais, kada reikėjo budėjimus organizuoti prie televizijos, radijo, kitos kritinės infrastruktūros objektų, žiūrėkit, nereikėjo net komandą duoti. Žmonės patys pasidalindavo, kas arbatą verda, kas kitą maistą, kas nešioja, kas kitas paslaugas daro. Visi visuomenės nariai rūpinosi vienu kitu. Pilietinis pasipriešinimas yra savanorystė ir organizacijos, kurios veikia Lietuvoje taikos metu dirbdamos krizinį darbą, tokios kaip Raudonas kryžius, Maltos ordinas, Caritas, Maisto bankas, tai yra pilietinio pasipriešinimo organizacijos. Ir žmonės, kurie jungiasi į tas organizacijas, jie dalyvauja pilietinėme pasipriešinime. Labą dieną. Šiandieną Lietuvos Laisvės kovų pažinimo centro tinklalaidėje Laisvi pokalbiai susitikimas su Krašto apsaugos ministerijos mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktorium Virginijum Vilkeliu. Sveiki, gerbiami Laisvės kovų pažinimo centro tinklalaidės klausytojai. Šiandieną kalbiname Virginijų Vilkelį. Virginijus Vilkelis yra Krašto apsaugos departamento mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktorius. Šiais metais minėsime 35 metų sukakti, kada pradėjo dygti Lietuvos kariuomenės daigai. Ir tie Lietuvos kariuomenės daigai nebuvo taip jau, kad atėjo, štai steigėme Lietuvos Respublikos kariuomenę ir ji jau yra tokia komplektuojama. Viskas prasidėjo šiek tiek anksčiau, nuo Sąjūdžio laikų. Kauno žaliaraiščiai, koks buvo jų formavimasis, kaip kilo pati idėja suburti tuos žmonės? Vienareikšmiškai labai teisingai pastebėjote, įvardindamas daigus. Aš perfrazuočiau gal į šventą dvasią. Šventoji dvasia visą laiką buvo ir yra gyva. Ir tuomet, sakyčiau, aš gal paminėčiau tos 88 metus, kada pradėjo materializuotis šitie procesai iš valios pilietinės, nes tada ir subrendo ta geopolitinė situacija laisviai. Ir kiekvienas laikmetis atnešė atidarė tą galimybių langą, nes kaip knygnešys XIX amžiui darė savo darbą pilietinio pasipriešinimo formate, 18 metais savanoriai, pokario partizanai, gėlių vaikai per kalantinės ar ne, buvo tas sprogimas su obalsiais Laisvė Lietuvai, taip ir 88-ieji. Sprogdino širdis, augo tas patriotizmas mūsų dvasioje ir pirmieji mitingai. Pirmieji mitingai, aš tuo metu Kaune buvau, aišku, Gertrūdos bažnytėlė, buvo ta preliudija, užuomazga, užsikabinimas. Na ir po to nuo 100 iki 1000, iki 10 tūkstančių žmonių būrėsi išreikšdami savo valią dėl Lietuvos laisvės. Na ir ką? Žmonės žmonėmis, žodžiai žodžiais, o tvarką reikėjo palaikyti. Jau tada reikėjo palaikyti tvarką, ne tik viešąją tvarką, bet ir reguliuoti tų žmonių srautus, atskirti tarp pešiųjų, tarp eismo dalyvių, transporto priemonių ir reikėjo žmogiško resurso, kuris tą dalyką darytų. Nes reikia prisiminti, kad 88 metai buvo ta milicija. Milicija glaudžiai susijusi su KGB, valstybės tuometinio sąjungos saugumo komitetu, kurie tos procesus stebėjo ir nemaloniai stebėjo mūsų atžvilgiu, fiksuodami, darydami juodus sąrašus, sakykime taip. Tai žmonės tie, kurie ėjo į pirmas eiles ne tik į mitingus, bet ir palaikyti tą tvarką mitingų metu, nes milicija tos tvarkos būtent šitų mitingų metu nedarė, nevykdė. Todėl mums Sąjūdžiui reikėjo organizuoti savo struktūras ir buvo įsteigta prie Sąjūdžio tarybos darbo grupės visose miestuose, pagrindė Vilniuje, Kaune, kur daugiausia žmonių telkdavosi į tokius minėjimus, darbo grupė, kurią mes pavadinom žaliaraiščiai. Žaliaraiščiai. Tai žmonės, kurie turėjo šiek tiek stomens, turėjo šiek tiek drąsos daugiau atlaikyti ir fizinį spaudimą, srautus ir pastovėti pirmose linijose barikadų. Kitaip tariant, sovietinė milicija tuo metu sabotavo savo kaip ir tiesioginį darbą.
Galima sakyti ir taip. Paprasčiausiai jie tai laikė turbūt, galima dabar sakyti, politikavimu, lindimu į politiką. Ir kad jie tipo tada jau deklaravo politiškumą, būdami sovietiniai pusėje, bet ir jie nedalyvavo šitame procese. Jie tame procese 100-tūkstantiniuose sąjūdžio mitinguose nedalyvavo. Tų mitingų viešosios tvarkos palaikymo visą naštą nešėme mes, žaliaraiščiai. Ko gero, sovietinė milicija mąstė taip, kad jeigu kils problemos ir sakys, na štai tie ekstremistai, nacionalistai, jie nesugeba sutvarkyti, ko iš jų norėti. Galbūt to tikėtasi, bet aš tik tai galiu paliudyti, kad mes parodėme aukščiausią kokybę ir žmonės, kurie ėjo į tos mitingus, patys identifikavo galimus provokatorius, kurie gal ir turėjo tą tikslą sabotuotojo įskelti kažkokį tai žiežirbą riaušės. To nebuvo. To nebuvo. Viską neutralizuodavom užmačiuose pačių pradžioje. Tai tikrai buvo sėkmingas laikotarpis. Čia labai kilo mintis tokių gražių palyginimų su, kaip sakot, nebuvo jokių teisingiau buvo, bet jie buvo neutralizuoti. Tai iš istorijos mes žinome, kad lygiai kaip Lietuvoje kilo didysis Vilniaus Seimas, tą patį darė to Seimo nariai, būsimi netgi vasario 16 aktų signataras vienas, Gabrielius Landsbergis Žemkalnis, lietuvių dramaturgas, vienas iš pirmųjų. Jie kaip politikai darė tą patį, išmesdavo provokatorius iš tokių mitingų. Gražu, susisieja viskas. Na ir aš atsimenu tą laikmetį, kaip 90 kovo 11 buvo skelbiama Vilniuje, mes taip pat buvome suvažiavę, tie savanoriai, tie žaliaraiščiai, dar nebuvom vadinami savanoriai, žaliaraiščiai dar iki to laiko, palaikyti tą viešą tvarką ir užėmėm dar kitą nišą. Dar kol formavosi vadovybės apsaugos Skučio tarnyba, tai tie paprasti žmonės, kurie jau turėjo tą įgūdį mitingų tvarkos palaikymo darbe, vykdėme ir tas tokias rūmų apsaugos, asmeninės palydos išrinktų mūsų tautos atstovų funkcijas. Lydėdavom saugiai savais automobiliais į darbą, į namus, prižiūrėdavom tą irgi aplinką, tą vidaus perimetrą, išorės perimetrą. Tai paskiau, aišku, jau formavosi tarnybos ir šitas dalykas palaipsniui jau institucionalizavosi. Taip, tai norint, nenorint, tarytum tai buvo sukarinta tarnyba, to net neįvardyjant. Taip, užtat ir pats Krašto apsaugos departamento gemalas formavimosi pirminėje stadijoje prasidėjo ne iškart nuo kariuomenės kūrimo, nes, kaip žinome, dekretas dėl kariuomenės buvo 92 metais. O buvo pradžia nuo karinio techninio klubo. Karinis techninis klubas, kuris buvo po kamufliuotų pavadinimų pridengtas kariuomenės kūrimosi užuomazgos. Finansavimo nebuvo, todėl buvo sprendžiami klausimai žmonių, kurie pirmųjų karių, sakykime, net irgi pavadinti sunku būtų dabar juridiškai kariai, bet jie žmonės, kurie jau nešiojo pirmasias juodasias uniformos, jų sprendžiamas atlyginimo klausimas taip pat buvo ir labai silpnas per biudžetą, bet buvo sudaromos apsaugos sutartis su įmonėmis, gamyklomis ir tam tikri finansai žmogaus gyvasčiai palaikyti, jo socialinius poreikius ėjo iš tam tikrų kontraktų, sakykime. Mes Kaune, daleiskim, buvom ir su Inkaru, ir Atrama gamykla buvo sutartys sudaromos, kad žmonės gautų tam tikrą atlygį, o laisvų nuo darbo jau to laiku jisai eidavo savanoriauti kitus darbus atlikti. Tai tada irgi buvo labai svarbu savanorystė, bet žmogui gyventi, maitinti šeimą reikėjo spręsti ir tuos klausimus. Tai tas pavadinimas žaliaraištis yra viskas tvarkojais, tai mes žinome, bet kad to laikmečių prisirišti prie galiojančių teisėkūrinių motyvų, nes vis tiek yra ir finansai, ir visos institucijos, nors ir pereinamojoje fazėje dirbo, ir auditai visokio kontrolės, kad nebūtų kažkokių priekabų, kad būtų skaidru, kad būtų švaru, ypač sąjūdžio tiem visiems naujom kuriamom struktūrom, kad nebūtų kažkas primetama, kad va čia kažkas netaip daroma. Pagal to meto reglamentus buvo ieškomos formos, kaip irgi paremti tam tikrus savanorystę. Žmonės, kurie ir prarasdavo darbus dėl budėjimų,
Tai buvo formalizuojama žaliaraiščių veikla, bent jau Kaune mes tai padarėme, tokią formulę atradome kaip teisėsaugos draugovė. Nes žinome, kad sovietmetį egzistavo draugovininkai prie milicijos mobilizacinis toksai resursas neviešai tvarkai palaikyti, tai tas pats teisėkūrinis motyvas transformavosi į teisėsaugos draugovę, kur miesto jau sąjūdžio žmonės išrinkti miesto savivaldybėje dominavo, buvo mūsų valdžia, galėjo formaliai labai oficialiai sukurti tą materialinės paskatos mechanizmą tiems savanoriam, kurie dirbo užėmė tą darbo nišą viešojo tvarkoje. Palaikėme. Pačios visuomenės vertinimas tų savanorių, žaliųjų savanorių, nes čia tik vakar buvo tie, kur vaikšto po parkus ir ieško su raudonais raiščiais. Buvo. O štai dabar jau žali, tai tas priėmimas, kas jūs, nes, vis tiek santykis buvo tikrai nuoširdžiai, glaudžiai suvokiamas ir sukoreliuotas su pačia visuomenė, nes aišku, bent jau Kaune pas mumis buvo sąrašinių 1000 vyrų ir moterų pagal įmonės, institutus, gamyklas, kur buvo būriai suskirstyti į skyrius, į ekipažus ir pagal komandą iškvietimo schemas mes greitai juos sumobilizuodavome į tam tikras vietas. Ir žinot, visą laiką tų žmonių trūkumas yra, priklausomai, jeigu tu tikiesi, kad mitingas bus 100 ar 1000 žmonių, ateina 10 arba 100 tūkstančių, tai tų žmogaus resurso tvarkai palaikyti ir trūkdavo, bet tai nereikšdavo, kad misija neįmanoma. Tie patys žmonės dalyviai atėję į mitingą atsistodavo greta to žaliaraiščio, už parankės pasiėmė ir tą grandinę gyvą laikydavo, tą spaudimą, jeigu jisai natūraliai įvykdavo. Žiūrėkit, bet kokio koncerto metu įvyksta tam tikri masės judesiai, pliūpsniai, paspaudimai, tai šitą visą laiką reikia reaguoti ir mokėti, kaip reaguoti. Aišku, mes buvome pasidarę ir jau tuo metu ir atitvaras, ir skiriamasias juostas, kad žmonės, bet susidūrime su labai elegantišku, labai korekt žmonių, gyventojų dalyvaujančių mitinguose paklusnumu, komandų vykdymui. Čia negalima, atlaisvinkit, padarykim praėjimą. Niekada nereikdavo kažko tai stumdyti, naudoti kažkokią tai per jėgą. Žmonės labai suvokdavo ir patys padarydavo tai, kas yra prašoma dėl saugumo sumetimų. Jų pačių arba dalyvių kitų. Ko gero suvokdavo, kad čia yra savi. Čia mes. Mes savo darydavome. Čia to paties kūno dalis, čia ne kitas tas. Taip, tai susirinkdavo į mitingą, matai, kad trūksta žmonių, tai paprašai, pamatai vis tiek aktyvesnių žmonių, ar galite prisidėti čia, galite ateiti čia. Vietoj tiesiog momentaliai priimdavai sprendimus, operuodavai to žmogiškojų resursų, paprašydavai žmonių, kas galite prisidėti tą, niekada jokių atsisakymų nebūdavo. Na, kaip ir 90-ųjų metų įvykiais, kada reikėjo budėjimus organizuoti prie televizijos, radio, kitos kritinės infrastruktūros objektų, žiūrėkit, nereikėjo net komandą duoti. Žmonės patys pasidalindavo, kas arbatą verda, kas kitą maistą, kas nešioja, kas kitas paslaugas daro. Visi visuomenės nariai rūpinosi vienu kitu. Tai čia būtent kalbam apie mūsų visuomenę. Pilietiškumas, kurio net nepavyko sovietų nuslopinti. Ir tik gavę landą mes išlindom. Tai pilietiškumas buvo aukščiausios prabos. Sako, tas reagavimas buvo toks, žinau, kad buvo tie vadimi penketai. Mes formavome, ką paminėjau apie tą struktūrą, buvo kuopos, būriai, skyriai ir darėme ekipažas. Tai praktiškai 4 žmonės, kurie buvo kompaktiškai patogus manevruoti su lengvojom to meto mašinom. Nes reikėdavo ir į Vilnių važiuoti, ir vietoj kažkur tai teritorijose, iš taško A į tašką B peržiūrėti. Tai iškvietimo schemos leisdavo mum labai operatyviai pagal ekipažus manevruoti. Tai aš dar taip iš tokios savo diletantiškos pusės, neturintis karinės patirties. Na, tuo metu mes irgi jokios karinės patirties neturėjom. Tiesiog paklausti, taip toks gal klausimas pasirodys gal keistas, bet ar tai buvo tokia savotiška greito reagavimo būrių preliudija, kad
reikia greitai bus. Ne, na matot, visko preliudija buvo tuo metu, kadangi tie vyrai, tie žmonės, kurie 88, 90, 91 metais susibūrė, net ir 90 po savanorių registracijos, tai ir buvo tas gemalas tų žmonių, iš kurių dalis buvo pakviesta į krašto apsaugos departamentą, jau formuojanti dalis prie krašto apsaugos departamento į techninį karinį klubą, kur aš minėjau tą pagrindinę užuomazgą. Ir po to jau metai po metų pradėjo formuotis atskiri kariniai padaliniai. Pasienio tarnyba, kuri buvo pradžioje krašto apsaugos departamento reguliavimo srityje, medicinos tarnyba, karininkų kursai, savanoriška tarnyba. Tai tie žmonės pagal savo jau polinkį, kurie daugiau linkdavo, ar mokomasis junginys Kauno jėgerių batalionas, kur dabar tapęs, ne, tai tie jau aktyvesni ėjo tenai. Bet aišku, tai buvo reglamentuojama pagal sveikatos stovius, pagal galimybės, pagal norus, nes tie pirmieji žaliaraiščiai, tai kas buvo? Mokytojai, taksi vairuotojai, autobusų vairuotojai, iš gatvės žmonės elementarūs. Niekas pažymų nereikalavo tuo metu, ar tu teisęs, ar neteisęs, ar tu tenai įskaitoji kokio stovi, ar ne. Buvo pasitikėjimas pagrindinis faktorius. Na, pažiūrėkime dabar, kas vyksta karuose šiuolaikinėse, tos pačios Rusijos atveju ar ką. Prigožinas, pažiūrėkite, kokį manevrą padarė, kolekcionuodamas į frontą kalinius. Ne? O mes galvojame algoritmuose, supranti, modeliuodami situaciją, kad kalėjimus reikės evakuoti, jeigu reikėtų iš tam tikrų teritorijų ar dar kažkas. Tai, o ką tai reiškia? Tai reikia skirti resursus, jų priežiūrai, maitinimui, etapavimui, infrastruktūrą numatyti panašiai. Tai gal irgi tada žiūrim tarptautiškai, analizuokim ir kitas variantas, gal reikia lietuviško Prigožino ieškotis. Kiek mūsų yra? Mesgi negalime kovoti kompiuterinę terminologiją kalbant debesise, nes mes veisinam Čingischano ordą, kuri eina mase. O jeigu mes kalbame apie visuotinės gynybos filosofijos įdiegimą, tai mums reikia sukurti ir mes kūrėme tokias aikšteles. Visi reiškia visi. Tokias aikšteles, kad visi įsitrauktų, bet tai nereiškia, bet reikia atsižvelgti į tas fobijas, baimės, nes baimės yra žmogiškas dalykas, apie tai reikia kalbėti, kaip aš visą laiką sakau, bet mes galime surasti ir kitas vietas. Nebūtinai visi turi užsiregistruoti komendantūras, kalbant apie pilietinį pasipriešinimą ginkluotą, ne? Bet yra ir formatas neginkluoto pilietinio pasipriešinimo, kur tikrai gali įsitraukti į aktyvę ar pasyvę formą neginkluotame pasipriešinime, kaip ir 90 metais aibė žmonių. Pinti maskuojančius tinklus, lydyti apkasų žvakės, statyti fortifikaciją. Žmogus nėra taikiniu, bet tuo pačiu jisai prisideda prie gynybos. Gamindamas kažkokius tai kariuomenei reikalingus daiktus, elementarius kablius minimum užkabinti, suvalų užmetus, jeigu užminuotos teritorijos yra dar kažkas. Bet ką? Įmanoma tą daryti ir galima įsitraukti, apie tai mes dabar ir kalbam visuomenėje, kad kur mano vieta, kad visur tu gali būti panaudojamas. Ir jeigu tu save neatrandi, nesugalvoji, kad gali nueiti į maisto banką, ar į Karitą, ar į Raudoną kryžių, atiduoti save, jeigu tu nesi kritinės infrastruktūros darbuotojas ir nebūsi pašauktas į kariuomenę kaip rezervistas, ne, tai yra dar viena opcija, yra prievolinė. Administracijos direktorius skelbtų privalomosius darbus, būtinosius darbus, kur žmonės būtų kviečiami atlikti juos. Aišku, už tos darbus būtų atsiskaitoma šiandieną, ne taip kaip 90 metais ėjome pagal širdies šaukimą ir su viltimi atkurti Lietuvą, o dabar turėtume išsaugoti ją. Tokią gal nedidelę remarką padarysiu, nes mūsų klauso įvairių amžių žmonės ir žmonės tie, kurie tiesiogiai prasidėjo, tie kurie buvau tokie kaip aš, ten 10-11 metų, kurie stebėjo dėliom akim ir galvojo, kad Lietuvoje vyksta kažkokia tai šventė, nes realus pakilimas, tiek tie, kurie dar nebuvo gimę, nes tai kartais gali neįtikėtini dalykai atrodyti. Aš visą kreipiuosi tą jauną auditoriją, kuri to nematė, kad čia atvažiavo tankai, kad čia žmonės plikom rankom, vienas šautuvas ant 1000, čia taip gal triruoju šiek tiek, bet atsilaikoma. Tai šiuolaikinė situacija su mūsų visa patirtim leistų daug stipriau atremti grėsmes. Na, matote, ta patirtis turi būti puoselėjama ir apie ją turi būti kalbama. Dabar daug jaunuomenės, jaunesnėse klasėse turbūt apie Kalantą negirdėję.
Nors mes, aišku, puoselėjom tradicijas, darom kasmetinius renginius, nes apie istoriją reikia dažnai skaityti. Taip, jūs teisingai įvardino tas laikmetis, ir įvardinamas dainuojantį revoliuciją, bet tapatinti su tuo, kas buvo ta 90-aisiais ir dabar turbūt būtų neteisinga, nes kiekvienas istorinis laikmetis turi savo know-how tokius dalykus, ar ne? Ir jeigu 90 metais priešininkas, mūsų priešas, oponentas buvo socialiai įleidę šaknis čia Lietuvoje, buvo mūsų kaiminystėje, kariniai daliniai buvo čianai, socialinė prasme jie buvo susigyvenę su mumis, ar ne, kaiminystėje gyveno. Tai kalbėti apie tai dabar šiandien datoje būtų neteisinga, nes tuomet priešininkas taip buvo kraujo ir 90 metais, bet mes žinome ir, kad tą pagrindinį invazinį atakinį momentą darė Pskovo divizijos kariai ir Alfa grupė, kur aukos dėl to buvo, nes turim pripažinti, kad bent jau tie vietiniai nedrįso per daug tos rankos pakelti, žudant mus, ar ne? Bet šiandien, ką mes matome, net ir Ukrainos atveju, ką mes matome, priešas eina su karu. Su karu. Kaip ir negalima dabar kalbėti tapatinant politinės okupacijos laikotarpį su menamos, modeliuojamos galimai vykdytos agresijos prieš Lietuvą atveju, ne? Nes 40 metai buvo politinio suokalbio okupacija. Mes tapome tokiam įkaitais okupacijos ir gyvenome tą okupacinį laikmetį. Bet jeigu mes būtume okupuoti karinės konfrontacijos atveju, aš neįsivaizduoju, dabar sunku pasakyti, ar tai būtų buvę ar ne. Nes Suomiai 39 metais kariavo, bet jeigu jie mato, kad net laikys teritoriją, iš Vypurį, jie, kur atsitraukė, evakavo 450 tūkstančių gyventojų. Nei vieno gyventojo nepaliko okupuotoj teritorijoje. Bet sakau, čia yra labai individualu, labai situatyvu ir reikia labai akylai būti budriem. Jau labiau turime šansą kitokį, ne 39 metų, 40, o turime alijansinę galimybę būti saugiem. Nes Lietuva dabar integruota į tarptautinės saugumo struktūras ir turim tam tikrą bendrystę, vieningą atsaką turime turėti, ne taip tik individualų. Tai šitoje vietoje mes esame tikrai stipresni ir negalime sau daleisti minčių ir dėti, aišku, be abejo, reikia daug investicijų į išankstinio perspėjimo sistemas. Nes savalaikė informacija apie galimą agresiją yra tas galimybių langas modeliuoti įvairias situacijas viduje. Kada ar atsitraukti, ar manevruoti, ar judėti kitaip, kaip elgtis. Nes žmonėm kyla klausimas tas nežinojimo. Va, tuoj prasideda karas ir tada čia mes užstringam kažkur tai. Neužstrigime problema savalaikėje informacijoje. Savalaikės informacijos pateikime. Jeigu tu matai, kad kažkas tai kaupėsi, kažkokie debesis, koncentruojasi, logistinės grandinės, atakos pajėgumai kažkokie tai reikia jau priiminėti sprendimus. Iki to, kad būtų manevro laisvė atsitraukti, kad nebūtų kaip Ukrainoje irgi. Ambasados net pajudėjo mėnesis iki atakos, niekas netikėjo, paskui kaip durys išspyrė, tada visi pradėjo trauktis ir tada butelio kakliuko principas, panika, tai nebuvo įvertinama informacija, reikia informaciją labai blaiviai vertinti. Taip, šiek tiek grįžkim prie senųjų laikų, mūsų pradžios. Ir kalbant apie tą struktūrą, žalraiščiai, savanoriai, o Kaune, o kokia struktūra buvo Vilniuje, ar jos turėjo skirtumus? Ar tai buvo kažkokie vietiniai niuansai tam tikri? Vilniuje analogiška situacija buvo, veiksmai buvo koreliuojami tarp Sąjūdžio tarybų, kadangi žaliaraiščiai buvo darbo grupės formatas prie Sąjūdžio tarybų, tiek Vilniaus, tiek Kauno, ir ta koreliacija kiekvieną dieną vykdavo įprastiniais ryšio kanalais ir kas dažniausiai iš mūsų buvo prašoma, vis dėlto reikia pripažinti, Kaunas buvo mobilizacinių galimybių didesnė resursą turinti vieta ir labai dažnai mes pagelbėdavome Vilniečiams tiek žmogiškaisiais resursais. Nes Kaune buvo aukštesnis, ko gero, tas
Sąmoningumo tautinio lygis, ar kaip tai Ne, nu vertinti? tai nu, čia jau statistika atsižiūrėjus ir irgi pasakytų tą momentą, kaip ir logiška būtų, kad nežiūrint to Vilnius, nu, kaip liaudė sakė, Vilnius tarybų Lietuvos sostinė, Kaunas Lietuvos sostinė. Ar ne? Tai tas idėjinis užkartas pilietiškumo, patriotiškumo Kaune visą laiką pulsavo ir gyvas buvo visada. Jo. Taip, mūsų klausys daug žmonių, tai mes, ką sakom, Kaunas, Vilnius, visi kiti, nu, struktūriškai tai panašu turbūt, bet ar kažkokie yra niuansai, ar kažkas, ką galėtumėm išskirti iš kitų, ten Šiauliai, Panevėžys, pats Alytus galų gale. Ne, tai vienareikšmiškai kiekvienas regionas turėjo savo rolę ir pagal tą gyventojų skaičių, sakykime, tą masiškumą, atitinkamai buvo ir matomumas šito. Na, Klaipėda turbūt išskirtina, nes tada ten Klaipėdoj šiek tiek tokia kontroversiškai elgėsi sovietinė pakrančio apsaugos divizija, tai tenai jie judesius tokius darydavo, žmonės šiek tiek reaguodavo kitaip, gal tos baimės buvo daugiau, bet kita vertus pakankamai mūsų kolegos Klaipėdoje irgi gerai tvarkėsi. Ja, labai įdomu apie Klaipėdą, nes kažkaip tai ji dažnai lieka kažkur ten, nu. Ne, klaipėdiečiai po šiai dienai amžinatilsis Cirilis Norkus, pirmasis komendantas, labai puikiai tvarkėsi, kolegos Žaliaraiščiai, tiek Parleika ir kiti, tai buvo pirmieji, kurie net pasienio postą pastatė, nuvažiavę link Kaliningrado srities. Esant dar rusų. Esant dar rusų šitiem ir tokią paniką įnešė, čia galima rasti ir pasigūglinus prisiminimus tų vyrų. Labai džiugu, kad mums pavyko išvengti konfrontacijų. Nes tikrai aš dabar irgi, kai prisimenu tą laikmetį, aš nežinau, ar mumi turbūt vežė tas jaunatviškumas, tas, baimės nebuvimas, avantiūrizmas kažkoks tai jaunatviškas. Ir dabar, kaip kartais prisimeni po tiek laiko, po tiek metų tuos metus, šiurpukas pereina. Tada nebuvo. Netgi elementarus epizodas su tais Molotovo kokteiliais, ar tai Kauno savivaldybėje, kur buvo pilstomi ir Kauno garažuose ir vežami į Vilnių, ar aukščiausios tarybos pastatuose. Buvo tas laikmetis, kada daug žmonių rūkydavo. Taip. Ir štabeliai visur prikrauti Molotovo kokteilių, kad kvapas nosį riesdavo ir dūmą traukė. O dabar žinai iš saugumo technikos, kad nuo žiežarbos, nuo garų sprogimas įvyksta. Aš sakau, nei vieno atveju nebuvo, kad kažkoks tai būtų įvykęs nelaimingas atsitikimas. Perėjom. Su marškinėliais gimėm. Taip, net kai pažiūrėjau istorinius laikotarpius, savanorystė visada buvo jaunų žmonių reikalas. Aišku, įsijungdavo visi, bet aktyvioji pusė, nes kai pažiūri ten 1918-20 metų kovas, kiek jie metų? Jiem 18 metų. Į Juozas Kumpis 20 metų Karlo Kūnas žuvo. Mums labai gelbėjo tuo metu, kad savivaldybėse buvo sąjūdiečių ta pilietiškos visuomenės dalis dominavo. Tai tikrai tą paramą jausdavome, moralinę pirmoji eilėje, nes žinote, kalbėti apie materialinę paramą arba materialinį būvį tuo metu būtų labai turbūt nesuprantama šios dienos visuomenės jaunai kartai. Nes aš atsimenu tada irgi palyginus tuomet gautus atlyginimus, tai kartais užsieniečiai nusistebėdavo, kaip jūs išgyvenate. Materialiniai resursai, tokie atlyginimai buvo tokie, kokie yra, bet kadangi valstybė buvo, kaip ir dabar Rusijoje sunku suprasti, kaip jie išgyvena, nes lyginti vakarų skalės rodiklius su jų yra neteisinga. Nors daug kas tai daro, kadangi ten visai kiti ir prekybiniai santykiai, ir savikainos ir panašiai. Tai mūsų išgyvenamumas irgi buvo sudėtingas, kita vertus reikia turbūt turėti omeny, kad mums dar rakštis buvo ekonominė blokada. Taip. Ekonominė blokada ir to išdavoj šiandien jau kalbėti apie tą ekonominę blokadą, kuri buvo 90-aisiais,
tai skamba kaip iliustracija. Ir toje vietoje aš vėl truputį tokią remarką padarysiu, aš visada galvoju apie tos žmonės, kurie to nematė, nes aš ją mačiau, aišku, tas mano matymas buvo toks, okei, mokyklą gal nevažiuosim, nes autobusas, ten klasiokai net važiuodavo Singių pamokos, nes, nėra kūro autobusam. Tai kad įsivaizduotumėt, kad ribotas energetinių resursų tiekimas, dujos ir nuvažiuoti pas senelius į kaimą, pas giminės kitą miestą didžiulė problema tampa. Ir aš esu iš Šiaulių kilimo, tai tokia šiauliečiam duosiu lengvą duoklę. Tautokai tai reagavo. Tauta reagavo, aišku, sunku, bet kartais atsiranda toks optimizmas. Tais laikais, kalbant apie tą pop kultūrą, kai atsiveria nepriklausomybė, kuri iškovota mūsų savanorių visos tautos, viskas plūstė Lietuvą, įvairūs kultūrinės įtakos, naujų dalykai, šokis lambada, toks buvo populiarus, šiauliečiai sugalvojo į kalambūrą, kad sako, skelbė Gorbačiovs blokadą, pliki šoksime lambadą. Tai tas tautos optimizmas, tame gal irgi telpa. Tai va, tai jau tais laikais galima pasakyti, kad Rusija, Sovietų sąjunga, buvusi Rusija, panaudojo jau mūsų atžvilgių kaip ekonomikos blokadą tą energetinį ginklą. Tai pirmas panaudojimas. Ką dabar mes matome Ukrainos atveju, kad siekiant palaužti tautos valią priešintis, gal per jos energetiką. Per elektrinės, per šilumos tiekėjus ir šaldyk ir daug nepasitenkinimą, kad įvyktų sprogimas iš vidaus. Tai rusai elgėsi 90 metais lygiagrečiai, nenaudojami raketų, bet užsukdami kranelius. Aš puikiai prisimenu tą laikmetį, kada negalėdami padengti kaštų, atjungėme šilumas ir šaldami, apsirengę, sėdėdavom žiemą patalpose, kad ekonominti tos kaštus, kad išgyventi. Bet aišku, yra lietus, yra lietsargis, žmonės pas mumi inovatyvūs, gudrus. Tas vis tiek benzinas eidavo kanistrom ir iš Baltarusijos, ir iš Kaliningrado, ir kontrabandos būdu, ir įvairiais kitais. Turbūt kiekvienas garažiukė, aš irgi atsimenu pas tėvuką, bačkos buvo 200, kur tiesiog paėmė, su burna pritraukė į baką ir važiuoju toliau. Tai ką aš noriu pasakyti, link kur aš lenkiu link šiandienos, kadangi mes matome, kad karinės konfrontacijos atveju energetikos objektai taip pat yra taikiniai. Užtat mes irgi dabar siekime to, kad būtų numatytos kiek galima įmanoma alternatyvos. Tie patys generatoriai. Ne tik degalinėse ar bankomatuose, bet ir ligoninėse, ir parduotuvėse, kaip alternatyvus energijos šaltinis ir kiti dalykai, kurie įgalintų mus išgyventi tam tikrą laiko momentą šalia visuotinės gynybos koncepcijos, šalia atvykstančių pajėgumų, šalia kitų generuojamų dalykų visuotiniai ginčiai. Tai šitie dalykai yra modeliuojami, skaičiuojami. Aišku, labai puikiai iliustracija ta 90 metai. Bet ją reikia visą laiką prisiminti. Ir kalbant visose lygmenyse, nes kartais bendraudami su visuomenės grupėmis įvairiomis, dabar Lietuvoje kalbėdami apie pilietinį pasipriešinimą, susilaukiam klausimo, kur mano vieta, ką reikėtų daryti, tame tarpe net ir iš Seimo. Tai Seimo nariam aš siūlau pasižiūrėti dokumentiką 90 metų ir pažiūrėti, ką Seimo nariai darė tada. Buvo savo vietoj. Buvo savo vietoj. Ir net minčių kitokių negali būti apie kažkokius tai įsitraukimus ir dreifavimą. Jeigu turi valstybę, jeigu aš esu aš, tai aš ir esu aš. Ir aš būsiu čia. Jūsų ta didelė patirtis organizuojant savanorius, dirbant Lietuvos kariuomenės struktūrose, ar teko ją perduoti kitom valstybėm, žinom, kad broliški mūsų Ukrainai ir Sakartvelui, nors dabar ten ne visai kreipsis, bet... Kalbėtis visą laiką, jeigu yra proga, tu kalbėsi, bet kiekviena valstybė turi savo evoliucijos štampą. Ir žinote, mes turbūt Lietuva, Baltijos šalis turbūt nuėjome
kitų tokių revoliucinio vystymosi kelių lyginant su tuometinė Ukraina, 90 metų Ukraina, nes 90 metų Ukraina vis dėlto dalinosi ir tą karinę nuosavybę atsiskirtama nuo sąjungos ir tie patys reliktai, atributai, instituciniai parinktumo buvo sovietiniai, viens prie vieno išlikę, tie patys standartai, tiek pačioje atkūriamoje kariuomenėje ir panašiai. Na, Ukrainagi pradėjo transformuotis praktiškai tik tai Juščinkos laikais pradėjo tą pirmieji simptomai transformacijos, kas ir pradėjo siūtinti Rusiją, ta atskirtis. Tai be abejo, Gruzija ėjo savo keliu, o Vidurio Europą arba gilesnė Vakarų Europą, tai aišku, jie supranti, į mus žiūri kaip į know-how ir dabar atvažiavę žurnalistai stebi mūsų procesus parengtumo, tai atvirai pripažįsta, kad neįsivaizduoja tokių modulių parengtumo prasme dėgymo visuomenėje daryti savo valstybėse. Kiek dabar mes esame prileidę ir pilietinio pasipriešinimo abėcėlę ir patarimai gyventojams, ką turime žinoti apie pasirinkimą karo, ekstremaliom situacijom. Ir atkreipkite dėmesį, jūs įrodėte, bet... Jo, ir paskutiniu metu išleista, jeigu krizė arba karas rytoj, viskas patarimai gyventojus. Na ir noriu atkreipti dėmesį, išleidome jau antrą leidinį Brailio raštu, jei krizė arba karas rytoj, gali šypseną pas klausytoją nueiti, Brailio raštų knygutę taip. Bet esmė yra tai audio knygoje, nes kiekvienas Brailio rašto leidinys turi audio knygą, o šiandien jinai populiari net ir pilną regą turinčiam piliečiui, kuris neskaito knygas, o klauso. Tai šiuo atveju čia yra tam tikras privalumas. Tai tos informacijos iš tiesų dabar yra tikrai labai daug, bet pas mumis nėra takoskyros tarp pilietinio pasipriešinimo ir civilinės saugos. Net ir mūsų kursų žmonės, kur mes dominuojame su anonsavimu pilietinio pasipriešinimo kursu, apie 70-80% visuomenės ateina norėdami išgirsti, kas pasirūpins jų saugumu, o ne ten, kur mes pagal paskirtį norim duoti žinutę, kur tavo vieta. Tavo vieta gali būti čia. Ne, o kas pasirūpins mano saugumu. Tai reikia irgi pastebėti, kad civilinės saugos baras yra toksai nišinis ir jisai paskutiniu metu taip pat aktyvuojamas, nes problema yra ta irgi turbūt paveldo, nes civilinė gynyba tokia, kokia buvo Sovietų Sąjungoje, jos neliko, jinai transformavosi 90 metais lingvistinė prasme gynybos terminą pakeitus į saugą, nes mums atrodo, kad gynyba terminas yra militaristinis, o sauga mažiau militaristinis. Na ir po 2004 metų civilinė sauga, kokia jinai bebuvo, buvo nukreipta į gyventojų informavimą, edukavimą, į karinės grėsmės, o kada 2004 metais jinai buvo perduota į Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sritį ir padėta po priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdyba šiandieną yra, tada jinai pakeitė aplamai funkcionalumą. Tapo technogeninių avarijų pasiekmių tokia informuotoja, sakykime taip. Tai šitos dalykus dabar reikia atstatinėti, nes šiaip tai vakarų Europoje, pasaulyje akcentas į gyventojų informavime, įtraukime yra per civilinės gynybos elementą. O pas mumi mes nuėjome daugiau biškį į pilietinį pasipriešinimą, užtat pas mumi pilietinio pasipriešinimo edukacinis segmentas su civilinės gynybos segmentu šiek tiek koreliuojasi. Neturi tokios gilios atskirties, nes mes irgi skaitome, kad žmogus įgaudamas pilietinio pasipriešinimo žinių ir įgūdžių turi žinoti ir mokėti algoritmus savęs apsisaugojimo, kaip turniketai, dirbtinis kvėpavimas, rūbų sluoksniavimas, apsišiltinimo būdai, kiti dalykai per pirmą pagalbą, nes jeigu jisai žinos ant savęs, tai jisai ir padės ir artimui, ir sužeistam kariui, ir aplinkoje. Tai tas momentas taip pat irgi dominuoja mūsų edukacijoje dabar. Nes, kaip ir Ukrainos situacija rodo karo veiksmų zonose, tai kad 70-80% netekčių patiriama dėl savalaikiai nesuteikiamos paramos, pagalbos, nukraujavimo ir kitų dalykų. Tai šitie dalykai yra labai svarbus gelbėjant gyvybės. Tai savanorystė apskritai, kaip ir iš istorinės perspektyvos Lietuvos žiūrint, yra toksai akstinas, kur be savanorystės tautos niekaip negali būti. Nes... Aš netgi pasakyčiau,
garsiau ir aiškiai, kad pilietinis pasipriešinimas yra savanorystė ir organizacijos, kurios veikia Lietuvoje taikos metu dirbamos krizinį darbą, tokios kaip Raudonas kryžius, Maltos ordinas, Caritas, Maisto bankas, tai yra pilietinio pasipriešinimo organizacijos. Ir žmonės, kurie jungiasi į tas organizacijas, jie dalyvauja pilietinėme pasipriešinime. Tai yra mano asmeninė nuomonė. Nes ne tik mano, jau ir daugiau prisijungiama prie to suvokimo, identifikavimo, nes kažkokių specialių studijų nėra šiam laikmečiui padaryta apie tą pilietiškumą, jo proveržį. Mes tik tai žinome, kad pilietiškumo stiprybė yra bendrystėje. Per bendruomenės ateina, per savanorystę ateina, per įsitraukimą. Tai yra demokratinių valstybių, demokratiniam valstybėm būdingas toks visuomenės įtraukimas, nes visuomenės mobilizacija, toks terminas būdingas daugiau totalitariniam valstybėm, kaip pagal komandą. Tau alsuojama į nugarą visą laiką netaikos metu, tu darysi tą ir tau baimė, fobijas įvaro šitą dalyką. O kaip tu darai tai savanoriškai, tu įsitrauki, tu matai tas meniu pozicijas, kur tu gali ateiti, prisidėti ir daryti, tai visai kitaip ir padaroma. Savo norų visada geriau padarysi negu prie prievartos. Vienareikšmiškai, tai kaip ir darbe, jeigu tau darbas nemielas, tai tu ateini, atstumi tą laiką ir viskas. Tu savo žalą darai, o jeigu tave darbas veža, tau jisai patinka, tu pasitenkinimą jauti, tai tu nepajunti, kaip ta darbo diena ir savaitės ir metai prabėga. Tai. Ir žiūrint apskritai į šiuo atveju Lietuvos pavyzdį, atsiminkim, kad tie pirmieji savanoriai, kariai savanoriai 18-20 metų, jie padarė milžinišką darbą, tame, kad mes turėjom auksinį laiką, atstovėjom valstybę ir turėjom tą 22 metų periodą, dėl kurio, nepaisant sovietmečio, tos dvasios nesugebėjo sunaikinti ir kaip vėl atėjo laikas mobilizuotis, dėka žmonių, kurie aiškiai suvokė momento svarbą, pirmųjų savanorių, kuriejų, žaliaraiščių, vėl ta mobilizacija įvyksta. Bet ten ir, čia pasakys, ir karinė, ir visuomeninė. Tai savanorystė kaip visuomenės pagrindas, apie ką vienareikšmiškai. Ja, nes mobilizacija kaip terminą mes dažnai girdime ir sporto aikštelėse treneriai mobilizuoja sportininkus nepergaliai pasiekti. Tai yra, galima paieškoti lietuviško atitikmens, sinonimo. Susitelkimas. Susitelkimas, vardan kažko, tai aš sakau. Efektams pati mobilizacija kažkokio tai know-how instrumento nesukuria. Mobilizacija tai yra išteklių sutelkimas ir perskirstimas. Tai yra diržo suveržimas ant paskutinės skylutės. Tai yra susitelkimas, susikaupimas kažkam tai. O tas kažkas tai yra indikatoriai, kurie signalizuoja, kas tas kažkas tai gali būti. Aš pasakysiu, kas tas kažkas yra. Žiūrovai turbūt už mūsų nugaros mato Lietuvos žemėlapį. Tai va tas kažkas yra va tas mūsų pats brangiausias kontūras, dėl kurio mes visi ir turim susitelkti. Tai aš irgi tada galėčiau tokį vardiklį įdėti, kad mobilizacija yra vardan kažko tai, o tas vardan kažko reikėjo įvardinti. Tai mes kaip darėm reformą 18 metais, tai kur tą vardiklį atrasti, kas tas yra svarbiausias dalykas? Tai į valstybę teisėkūroje įvardino, kad tai yra valstybės gyvybiškai svarbios funkcijos. Ir mes jų turime 6. 6. Valstybė paskelbus mobilizaciją susitraukia diržą ant paskutintos 6 skylutės. Tai yra valstybės valdymas, valstybės gynyba, tarptautinė veikla, kadangi globalizuota, vidaus saugumas, kritinė infrastruktūra ir gyventojų poreikių tenkinimas. Viskas. Valstybė sukasi aplink 6 gyvybiškai svarbias funkcijas ir tos institucijos, kurios eina į jų tiesioginį palaikymą, gauna kitus papildomus resursus ir išteklius tam. Tai yra suomiškas modelis, paprasčiausias, atvežtas ir pritaikytas dabar testuojamas pas mus ir modeliuojamas ir pratybuojamas ir stengiamas jį ištobulinti toliau. Taip, tai aš noriu tikėti, kad modelis bus ištobulintas iki tokio laipsnio, kad nedaug dėti eitų valanda X, visi žinotumėm savo vietą ir ką turim daryti valstybėje. Ačiū Jums labai už pokalbį. Dėkuoju.